Šiaulių valstybinėje kolegijoje vyko Valstybinio studijų fondo finansuojamo projekto Verslumo laboratorija, kaip prisijaukinti verslą baigiamasis renginys. Jis buvo skirtas ir verslo dienai paminėti. Renginio metu pranešimus skaitė kviestiniai lektoriai. Vyksta baigiamasis projekto renginys Svako verslumo diena. Projekto metu studentai ugdė asmeninio ir profesinio tobulėjimo kompetencijas apibrėžtas verslumo kontekste. Šiems tikslams įgyvendinti buvo pasirinktos seminarų, stovyklos ir šiandienos baigiamojo renginio įgyvendinimo formos. Verslumo seminarus vedė Lietuvos ir užsienio lektoriai. Užsienio lektoriai buvo iš Portugalijos, Ispanijos, Latvijos ir Uzbekistano. Dalinosi savo gerąją patirtimi apie rizikos kapitalo investicijas, tvarumą, socialinių įmonių ypatumus, dirbtinį intelektą ir kitas aktualias temas. Šiaulių miestas turi net 10 skirtingų programų, kuriomis šiais metais jau pasinaudojo daugiau nei 20 verslų. Tai yra viena atskira priemonė skirta vien jauniems verslininkams nuo 18 iki 29 metų, kur būtent konkuruoja toje kategorijoje tik jaunieji verslininkai ir verslininkės. Parama siekia 4000 eurų. Ji paprastai konkursas yra skelbiamas apie pavasarį, bet yra kitos 8 priemonės, kurios vyksta visada, iš esmės nuolatos. Tai mes siūlome paramą labai plačiam spektrui. Tai yra nuo įmonės registracijos, būtent mokesčio apmokėjimo, iki Facebooko reklamos ir įrengimo patalpų ir pritaikymo būtent judėjimo negalią turintiems asmenims. Turime ir vyresniai gyventojų daliai projektus skirtus 45 ir vyresnių amžiaus gyventojų, kad būtent tikrai verslumą galbūt žmonės atranda ir vėlesnėse savo gyvenimo stadijose, tai Šiaulių miestas stengiasi būtent perdengti jas visas. Startuolių sėkmės istorijomis pasidalino ir skaitmeninių produktų, statybų ir viešajam sektoriui kūrėjas startuolio GetFix įkūrėjas Emilis Markulis. Jo teigimu, verslo esmė yra matyti problemą ir pasiūlyti lyderystę problemos sprendimui. Įėjome į rinką su gana naujų produktų, tai statybos darbų žurnalo registravimu statybos darbams ir šiai dienai tikrai sėkmingai augame ir visus pinigus, kuriuos uždirbame, skiriame naujų produktų kūrimui. Tai vienas iš naujausių produktų, kuris pasirodys, tai yra statybininkai dažnai susiduria su sąmatų skaičiavimo problema, nes vis trūksta specialistų, vis trūksta rankų, kas skaičiuoja statybų sąmatas. Tai mes šiai dienai tikrai gerai išvystytą dirbtinio intelekto technologiją bandome apjungti su sąmatų skaičiavimo sistema ir jiems tą technologiją pritaikyti. Labai svarbu tomis žiniomis dalintis, dėl to, kad mane labai įkvėpė verslininkai, kurie aukoja savo laiko, pasakoja apie savo patirtis ir aš manau, kad lygiai taip pat ir iš mūsų pusės ta duoklė visuomeniai, kai mes ateiname, papasakojame, kaip mums sekasi, kokias klaidas padarome, tas įkvėpė kitus jaunus žmonės kurti savo verslus, realizuoti savo idėjas, kurti tą pridėtinę vertę. Renginio metu projekto veiklose dalyvavę studentai kūrybiškai pristatė išspręstas verslo problemas. Jaunimo verslumo stovykloje studentai kartu su lektore ir mentorėmis sprendė konkrečių įmonių pateiktas problemas. Turėjome galimybę išklausyti įvairius seminarus, kuriuos vedė užsienio dėstytojai. Taip pat labai dėstytoja Vita Juknevičienė pristatė stovyklos veiklas. Buvo labai įdomu ir ji labai visus studentus įtraukė. Sužinojome ir patys pritaikėme apie 6 skrybelių metodą bei Lego Series Play metodą. Turėjome galimybę pabandyti išspręsti mums pateiktas verslo problemas. Ir manau, kad mums visiems labai gerai sekėsi. Inovacijų agentūros regioninės transformacijos skyriaus projektų vadovė Egidija Žiedaitė supažindino su bendradarbystės erdvės Spiečius teikiamomis paslaugomis ir parama pradedantiems verslininkams.